mes turime tokio dydžio pirtelę. Tai mūsų nuostabiausia relaksacinė vieta, kur kviečiame ir savo draugus, žmonės, kurie nori taip pat prisijungti prie sveikatinimo, prie mano vyro pirtinių praktikų, prie mano vaišingumo. Čia yra svetainė, šitie reglaineriai yra kiekvienam supirkti žmogui atskirai, kad galėtų įsitiesti, patogiai jaustis. Malkomis kuriama pirtelė, vaizdas nuostabus atsiveria į mūsų, šiandien tik tai tiek, kad truputėlį žuvytė nenupjauta dėka lietaus, bet atsiveria puikus vaizdas į erdvę, kurioje nematyti daug gyvenamųjų namų, jokio triukšmo, jokio šurmulio, tiesiog žmogaus patogumui, žmogaus poilsiui, žmogaus atsipalaidavimui stengiamės sukurti visas sąlygas. Čia turime prieškambarį, pirtinį, čia yra tualetas, čia yra dušo kabina, čia yra vandens 30 litrų bakas, kuris yra šalto vandenio iš gręžinio pripildomas ir užpilamas patraukus štai šitą grandinę. Tiek, kiek norima. Atidarome duris į sauną. Yra gultai storo medžio, kad gerai šiltų. Vanojimas vyksta mūsų surinktomis vantomis. Čia yra vantoms šitas visas įdėklas toksai. Vantos gaunasi visiškai kitokios negu markinamos. Yra ten kabire kažkur tai ar ką. Čia yra mūsų pečius, mūsų krematoriumas. Akmenų labai daug ir labai gera sauna gaunasi 60 ant 60. Užpilami ir mentolo, labai geras aromatas ir labai gaivinantis, labai valantis plaučius ir aplamai visa energetika. O čia yra mūsų efektas didysis garintuvas. Čia paduodami yra karšti garai ir saunoje niekada nebūna sausa. Plus čia įjungiam šitų mygtukų, įjungiame dar yra išdėlioti purkštukai, kurie taip pat paduoda vandens dulksną. Ir būna labai malonu sėdėti, kada purškia dulksna. Tokia, kaip sakoma, grybų lietus. Tai prašom, kas nori iš mūsų bendraminčių, iš žmonių, kurie nori to pačio, ko ir mes norime, atsipalaidavimo, sveikatos ir tiesiog gero džiaugsmo, gero gyvenimo savo kasdienybėje. Ir ačiū labai visiems, kurie prisijungsite.